Donatą ir Rasą galima tituluoti pačia nepastoviausia projekto pora. Nuo svaiginančio triumfo iki skaudaus iškritimo. Pora ne kartą buvo draskoma įvairiausių emocijų. Aukštyn kojomis vertėsi ir asmeniai jų gyvenimai. Dėl karštai įsiliepsnojusios jų dviejų meilės, porai teko atlaikyti ne vieną smerkiantį žvilgsnį. Tai vadinasi gyvenimas. Tik tai paskutiniu metu mano gyvenimas atrodo visi esminiai dalykai susibėgo į vieną vietą. Jeigu galbūt kitam tas vyksta per 10-metį ar ne, tai man labai daug visko vienu metu. Ir aišku, emociškai kartais sudėtinga tą pakelt, bet visada galim pasijuokti, visada galim paverkti, ar ne, ar kažkaip kitaip išsilieti. Tai yra gyvenimas. Tačiau sudėtingi išbandymai nepalaužė poros. Ji ryžtingai skinasi kelią superfinalo link. Mes tikime, kad dar neiškrisime. Labai to noriu paprašyti Romo, kad dar pabūtume truputėlį. Gerai, projekto pradžioj tu tikėjaisi, kad jūs taip toli nueisit? Atvirai. Tikėjausi. Projekto pradžioj tikėjausi. O dabar jau iš tikrųjų kažkaip, kai pagalvoju, kiek mes įveikėm ir kiek daug padarėm ir kaip toli esam, tai taip, iš tikrųjų nesitikė, kad mes taip nuėjom. Laimėti visada norėjo ir Donatas, tačiau po visko, ką jam teko per šios mėnesius išgyventi, jis atviras. Tokių ambicijų daugiau nebeturi. Jeigu dabar iškristumėm, tai aš net nežinau, aš šypsočiausi ir džiaugčiausi už tai, ką gavau. Ir aš pasidariau ramesnis, aš pasidariau ne toks užsispyręs ir raguotas, kaip anksčiau būdavau, mažiau piktas. Panašu, kad ten, kur apsilanko meilė, nebelieka vietos ambicijoms.